Ir be abejo, tai dažniausiai būna praktiškai pritaikomi realiam gyvenimui naudingi uždaviniai, kurie nėra lentynoj nuperkami. Esu Linas Bukauskas, informacinių technologijų studijų programos pirmininkas, mokslininkas, užimu taip pat profesoriaus pareigas. Kompiuterinio modeliavimo programoje daugiau yra skiriama dėmesio ne tik modeliuoti kompiuterinės sistemas, bet tuo pačiu galima modeliuoti kompiuterizuotas sistemas, kurios yra, arčiau žmogaus. Pavyzdys, galbūt medicinoje taikomi duomenys, biologiniuose procesuose taikomi duomenys. Gali būti susijęmi su geografinių informacinių sistemų, signalų apdorojimu, kompiuteriniams sistemų simuliacijos, tinklų simuliacijos, saugios simuliacijos. Turėkime galvoje, jog baigę magistrą studijas dažniausiai jau turi prieš tai buvusį diplomą ir dažnai taip atsitinka, jog mūsų kompiuterinio modeliavimo programai netgi įstoja net ir kitų studijų programų studentai. Ateina ir ekonomistai, finansistai, kurie turi bakalaurą, jie gali dirbti toliau informatikoje, gali dirbti taikymo srityse, kur reikia analizuoti duomenis, kur saugiai valdyti tos duomenis, kad neatsitiktų kažkokių nesklandumų. Studentams duodami aukščiausio lygio tam tikri uždaviniai, kur reikia pagalvoti, kaip juos įgyvendinti. Ir tai nėra tiesiog atsisėdau ir sugalvojau per 5 dienas. Praktiškai pritaikomi realiam gyvenimui naudingi uždaviniai, kurie nėra lentynoj nuperkami.